Sveiki visi. Dar kartą video. Dar vienas video. Ir su beveik išgerta mano kava. Vienas iš draudimų, ką aš darau, su kuriais dirbu, ne tik gyvybė kritinės atlyginimai ir panašus, bet ir visai kitos kategorijos draudimas. Tai yra privatus sveikatos draudimas, privatus medicininis draudimas, ne? Tai yra konkrečiai gydymas privačiose klinikose, ne? Tai, kad mes galėtumėm pasinaudoti specialistais, naujausiais vaistais, aparatūrom, klinikom visoje Anglijoje, ne? Nu, žiūrint, kokį draudimą pasirinkom. Tai, kad mes galėtumėm gydytis privačiuose klinikose. Ne pasikliauti NHS ir jų sistema, kuri dėja, bet eina žemyn ir stipriai. Tai yra privatus sveikatos draudimas, kurį mes galim pasirinkti, už jį kas mėnesį mokėti ir turėti galimybę gydytis privačiuose klinikose. Aš pati asmeniškai visai šeimai turiu tokį draudimą. Man asmeniškai juo pasinaudo dar neteko ir aš labai tikiuosi, kad man neteks. Ir labai nuoširdžiai tikiu, kad aš šitos pinigėlius moku ir tikrai tai nėra vienas pigiausių draudimų, tikrai nemažai jie kainuoja. Aš labai tikiuosi, kad aš juos moku veltui ir man niekada nereikės pasinaudoti. Nes faktas tai, kad jeigu reikėjo pasinaudoti bet kuriuo draudimu, tai kažkas yra negerai. Susirgom, atsitiko kažkas, rimtesni reikalai, mažiau rimti, bet kažkas nutiko, ne? Be kokio atveju, privatus sveikatos draudimas Anglijoje duoda mums galimybę gydytis privačiuose klinikose. Draudimas nesumokė jokių pinigėlių mums į sąskaitą, ne taip kaip kritinių ligų arba, pavyzdžiui, koks lūžių draudimas, ne? Kad mes gaunam pinigus į sąskaitą, gyvybės, mirties atveju turint gyvybės draudimą, šeima gauna pinigus, ne? Čia ne, tu negauni jokių pinigėlių savo naudojimui, bet tu turi galimybę prieigą prie privačių klinikų, specialistų, naujausių vaistų, naujausias aparatūras, ne, ir taip savo padėti greičiau sveikti, diagnozuoti ligą, turėti gydymą ir, sakykime, tokie draudimai kaip Vitality, jie dirba su išplėstiniais variantais, ne, ir tai nebūtinai turi būti NHS patvirtinti vaistai, kur, sakykime, tokiuose draudimuose kaip AXA, tai daugiau mažiau tai turi būti NHS tvirtinami vaistai, ne, ir ten gydymai truputį kitą lygį yra truputį žemesnė. Tai įvairių tų dalykų yra, ką mes turim žinoti, lyginant kainas. Ir kartais ateina pas mane klientai ir sako, va, ten buvo pigiau. Taip, ten buvo pigiau, nes ten yra limitai, ten yra tam tikras taisyklės, kokias aparatūras, kokius vaistus galės naudoti. Ten yra limitai, kur pigiau, kad ne visas Anglijas bus klinikas, o tik tai, sakykime, tavo aplinkui esamas tavo erijoje, ne? Įvairių dalykų yra ir juos reikia žinoti. Bet kas, kam, kaip, kokie, kiek kainuotų, kokias sąlygas būtų, tai visą laiką šnekam individualiai, visą laiką tikrinam ir žiūrim sistemas, ką duot, būtent pagal žmogaus duomenis, būtent pagal tai, ko jums reikia, kur jūs gyvenat, kokį gyvenimą jūs gyvenat, ne? Tai privatus sveikatos medicininis draudimas, tai yra vienas iš aukštesnės tokios kategorijos, sakykime, draudimų, nes jis duoda gydymą privačiuose klinikose, ką labai dažnai, ypač mes, atvykę gyventi šitą šalį, ne, tikrai pasigendam to tokia, sakykime, išsamesnė tikrinimą, žiūrėjimą, gydymą ir pokalbių su daktarais, ne? Tai
dažnai būna nutikus tam tikrom lygom, žmonės išvažiuoja į Lietuvą į privačias klinikas, ieška pagalbos pas privačius daktarus čia Anglijoje, yra klinikų, tų pačių lietuvių klinikų, kur važiuoja žmonės, tam, kad kuo greičiau gautų testus, kuo greičiau gautų kažkokius atsakymus. Turint privatų medicininį draudimą, gali naudotis Anglijos privačiom klinikom. Tai yra visai kita lygiai gydymas iš tikrųjų. Ne? Ir turiu artimoje aplinkoje pavyzdžių, kaip tai veikia, ir sakau, aš savo šeimai tokį draudimą turiu, tikrai taip. Tai va, tai privatus sveikatos draudimas, medicininis draudimas reikalingas Anglijoje. Taip, tai nėra pats pigiausias variantas, bet apsvarstyti visada galim. Ir jeigu įdomu, kokia tai kaina, jeigu įdomu, kaip tai konkrečiai veikia būtent pagal jūsų duomenis, tai duokit žinot, galėsim pasiderinti pokalbį ir pasakysiu kaip, kas, kur, kodėl ir kiek. Ne? Taip kad privatus sveikatos draudimas galims ir duokit žinot ir pakalbėsim.